Žinokit, sėdžiu dabar ir negaliu patikėti, 9 metai, kai organizuojam ir darom koncertą. Žiūrėkit, dėmesio visiems, visoms tarnyboms. Greitai statom šviesą, nešam baldus ir filmuojam repeticiją prezidento. 10 metų atgal prezidentas atėjo į mūsų vieną iš pirmųjų renginių ir mus palaikė ir tikrai suteikė daug labai motyvacijos. Perdavė nuostabius linkėjimus nuo Almos ir visus šios metus mes susitikdavom ir visą laiką pats pirmas klausimas būdavo, kaip laikosi mūsų fondas ir kaip mums sekasi. Ir jo tas palaikymas moralinis visą laiką buvo šalia ir tai mums labai daug reiškia. Šalia manęs jo ekscelencija, prezidentas Valdas Adamkus. Labas vakaras. Tai yra mums didžiulis pripažinimas, didžiulė garbė, kad mes šiais metais galim tai daryti kartu su Almos ir Valdo Adamkaus fondu. Dabar tas dublis arba pasiseks, arba... Kamerų buvo turbūt apie kokių, jeigu tų, kurios jau filmavo į LRT ir į ekranus ir visur, turbūt buvo apie kokių 15-18, manau, taip grubiai. Žmonių dirbo, skaitant su visais atlikėjais, savanoriais, grimo komanda, garso, šviesos, video, specefektų ir viso kito, tai manau, kad apie tikrai kokius 150 pagalbininkų savanorių ir prisideda labai gausus būrys tikrai žinomų žmonių, atlikėjų. Mes turėjome per šiandien dieną nufilmuoti 15 videoklipų, kas yra per 12 valandų praktiškai neįmanoma, paklausus bet kurio atlikėjo, bet mums pavyko, mes nufilmavom per 12 valandų 15 videoklipų. Girdžiu, kaip skaičiuoja vaikai. Pagrindinis režisierius yra Dalius Abaris, o prodiuserinė kompanija yra Korektus, kurie su Daliaus pagalba, su Daliaus mintis tiksliau įgyvendina. Dalius mums sako visokias mintis savo, kad gal norėčiau to, norėčiau lietaus, norėčiau rugių lauko, norėčiau, nežinau, balų vidury arenos. Ieško 4500 rugių, kad baltos varnos atrodytų kaip rugių lauke. Užsakomas specefektai, kurie padaro lietų, kad kamanių šilelis būtų kaip lietuje. O jau paskui tas lietus, kaip sakant, mobilizuojasi į balas, kur mūsų Eurovizijos nugalėtojas Lionseko šoka balose. Viską pasiklauso jis. Jo. Atsargiai nesikeikiam vyrai. Gražus. Važiuojam! Taurių pilnų, filmų matyti, nieko nekeiščiau. Namų keistų, turistų vaikų, tuščių pažadų. Dabar kas nieks nemai, pastraukite nuo mašinos, gerai? Palaikykite atlikėjus, palaikykite. Auksinis dublis, pabandysim nufilmuoti. Kiekvienas vaikas iš tikrųjų yra labai savaip ypatingas. Su vienais vaikais tiesiog prasilenkia keliai, su kitais labai stipriai yra susidraugaujama. Istorijos paliečia labiausiai, tai yra sėkmės istorijos ir tuo pačiu, kada ne taip pasiseka šeimoms, kada tenka atsisveikinti ir jaučiasi toks labai didelis neteisybės jausmas. Fondas ir fondo žmonės, ar tai būtų mūsų fondas, ar jo ekscelencijos Valdo Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės fondas, jie visi turi misiją ir tai yra tarpininkai, kada mes galime
padėti. Tai yra sukurta bendruomenė žmonių, kurie skiria savo laiką, kiti skiria savo finansus, jeigu neturi laiko. Tai motyvuoja, kad kažkas paskambina ir prašo pagalbos ir tu turi įrankius, tu esi tas įrankis, kad išpildyti vaiko svajonę, kad pamatyti jo šypseną. Grafika po truputį atsiranda. Tai visų pirma, kaip tėčiui, man pačiam yra labai suprantama ta meilė ir rūpestis, kurį ir fondas, ir jame dirbantys žmonės, ir visi, kurie mes prisidedam, jaučiam. Man reiškia pakankamai daug. Aš visą laiką kažkaip, jeigu tik man pavyksta, stengiuosi prisijungti, prisidėti ir taip kaip galiu savo darbu, savo balsu. Jeigu tik galiu atnešti kažką gero, kad tai padėtų surinkti pinigų, padėtų atkreipdėmėsi labiau, tai tą visą laiką stengiuosi padaryti. Ir iš tikrųjų gyvenimas banguoja. Atrodo, kad tie sunkumai turėtų sukelt kažkokius didelius nepatogumus gyvenime ir tikrai gali pakirsti tave. Bet kai tu dalyvauji tokio veikloje, kai tu esi apsuptas tokių žmonių, atrodo viską tai pastato truputėlį į tokią perspektyvą, kad tu supranti, kad mums iš tikrųjų nėra sunku, kad iš tikrųjų nėra taip jau blogai. Nes yra vaikų šeimų, kurie iš tikrųjų yra sunkiose situacijose. Apkurtom! Šita veikla, visi šitie žmonės, kurie pasako mums ačiū, kurie yra iš tikrųjų kovojantis už savo gyvybę, tų žmonių žodžiai yra aukso vertės. Tai veda į priekį, tai išvalo mūsų galvas ir viską pastato į tokią perspektyvą, kad tu supranti, kad, ta prasme, apie ką mes turim galvoti iš tikrųjų, kuo mes turim džiaugtis dar. Tai turim džiaugtis tai, kad galim gyventi, padėti kažkam. Nes yra žmonių, kurie yra tokiose situacijose ir būklėse, kur negali niekam padėti. Jie turi patys savo padėti, nes jie yra palikti likimo valiai. Tai mes stengiamės tikrai ištiesti tą ranką ir kai gaunam žodelį ačiū, padėką ar šypseną, ko daugiau reikia. Tai čia yra geriausia terapija, geriausias dalykas, koks gali įvykti gyvenime. Labai ačiū, kad esate prisidedat. Ačiū. Darbą, talę, aš paimsiu. Stabdykite vandenį.